Iš tikrųjų, man didelė garbė ir malonumas sėdėti istorijos profesionalų rate ir šiandien pristatyti knygą skirtą Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės šiaurės rytinių regionų valdžios elitų tyrimui. Na, mes būtinai išsiaiškinsim, kas slypi po šituo pavadinimu, bet pradžioje tikrai norėtųsi trumpai pristatyti autorių, gerbiamą Andrių Jurkevičių. Ir tas pristatymas neišvengiamai verčia šiek tiek pažiūrėti į praeitį, nes čia esantis tyrimas yra gimęs tikrai po ilgalaikio ir labai sudėtingo darbo ir jis yra labai brandus ir to patys galėsite įsitikinti knygą paėmę į rankas ir ją skaitydami. Tai Andrius turbūt man neduos sumeluoti, kad 19 metais buvo apginta disertacija pas Eugenijų Saviščevą Vilniaus universitete. Ir iš tikrųjų daktaro disertacijoje buvo atskleista Smolensko, Vitebsko ir Polocko regionų, būtent teritorinė struktūra ir politiniai elitai. Vėliau autorius savo tyrimą praplėtė ir atitinkamai tyrinėjo ir kitų rusėniškų regionų Toropetso, Gomelio ir Severų ir Okos Aukštupio kunigaikštysčių atitinkamus tyrimus. Ir taip nutiko, kad tyrimai išaugo į labai didelę apimtį, kuri man irgi neduos sumeluoti autorius, berods jau 22 metais turėjo pasirodyti monografijos pavidalu, bet dėja, net ir dabar matom prieš savo akis tokį solidų apimties prasme darbą. Tai tuomet autoriaus aš ir norėčiau paklausti, kaip taip nutiko, kas lėmė tą tokią didžiulę tyrimo apimtį, kas po ją slepiasi ir kodėl būtent į tą pirmąjį tomą mes matome atkreiptą dėmesį būtent į šituos rusėniškus regionus, į Polocko ir Vitebsko žemes. Kuo šitie regionai ypatingi, kad jie prioriteto tvarka visgi buvo paimti kaip svarbiausia ir pateko į pirmąjį tomą? Sakyčiau, didelė tyrimo apimtis dėl to, kad plati geografinė sritis, kurie apima mano tyriami regionai. Tai yra iš viso 8 rusėniški Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės regionai, kurie dabar priklauso Baltarusijai, Rusijai ir Ukrainai. Pirmam tome nagrinėjami 2 tomai, 2 regionai, atsiprašau, tai yra Polocko ir Vitebsko žemės. Tai buvo regionai, kurie turėjo labai ilgą bendrą praeitį iki patekimo į Lietuvos sudėtį. Abu regionai sudarė tą pačią Polocko kunigaikštystę. Na ir laikui bėgant Polocko kunigaikštystė skaidėsi į atskiras kunigaikštystes ir atsiskyrė Vitebsko kunigaikštystė. Ir abi kunigaikštystės prie Lietuvos buvo prijungtos 13-14 amžiaus sandūroje 1320 metais. Na ir po prijungimo prie Lietuvos abu regionai vystėsi labai panašiai. Daug bendrų sąlyčio taškų ir socialiniai istorijai, ir politiniai istorijai. Tai pirmas tomas kol kas šitiem 2 regionams skirtas. Taip pat numatytas antras tomas yra, kuriame bus likę 6 regionai su Smolensku priešaky. Tai numatytas toks ganėtinai panašus tyrimas irgi aptariant kiekvieną regioną atskirai ir išvadose mėginant rasti bendrus sąlyčio taškus tarp regionų valdžios elitų ir siekiant išryškinti ir bendrus skirtumus tuo pačiu. Tai gal pradžiai tiek. Taip, ačiū labai. Iš tikrųjų, tai, ką paminėjo Andrius, mes dar būtinai vėliau tai praplėsime ir paminėsime, bet tikrai kas yra labai ryšku šitoje monografijoje, tai lyginamasis aspektas. Paimsintiems į rankas knygą tikrai matysis toksai traparetiškas struktūros pasirinkimas, kuris yra gana gerai apgalvotas ir labai pragmatiškas. Kiekvienam regionui, kuris yra tyrinėjamas, atitinkamai skirti dėmesį
teritorinės struktūros sandarai, politinio gyvenimo formoms, na ir tam tokiam detaliam elito apibrėžimui. Tai neatsitiktinai aš šitą sakinį užbaigiau elito paminėjimu ir man atrodo mūsų gerbiamai auditorijai iš tikrųjų labai knieti sužinoti, kas yra šitos knygos objektas. Ką šitoje knygoje autorius įvardina valdžios elitu. Na, tai yra tikrai labai svarbu, nes šiandieninėje visuomenėje gyvendami mes tikrai turim labai daug ir skirtingų įsivaizdavimų ir patirčių susijusių su nominacija, kas yra valdžios elitas. Ir ko gero būtų naivu tikėtis rasti atitikmens tarp to senojo viduramžių gyvenimo politinio elito ir tai, ką mes laikome šiandien, modernios valstybės politinio elito. Tai man atrodo, kad išsigrynintume ir sužinotume būtent to laikotarpio, kurį jūs tyrinėjate, tą politinio elito sampratą, tai Andriau, labai jūsų dabar prašyčiau visiems ir pagarsinti, kas yra tas politinis elitas, kokia yra jo apibrėžtis šitos monografijos ir tyrimo rėmos. Taip, tai valdžios elitas būtų labai skirtingas funkcijas atlikinėję pareigūnai. Tai ir pasaulietiniai pareigūnai, ir dvasininkai, savo tyrime juos vadinu bažnytiniais pareigūnais. Na, pats žodis jau valdžia suponuoja, kad valdžios elitas turėjo tam tikrus administracinius, politinius svertus. Valdžios elitui priklausę pareigūnai atlikinėjo pačias įvairiausias funkcijas. Tai tiesiog norėjosi paimti tą tokią bendrą visumą ir rasti kažkokį bendrą vardiklį, kaip būtų galima apibūdinti ir dvasininkus, ir miestų pareigūnus, ir pilies teisėje atstovavusius pareigūnus, tiesiog pasižiūrėti, kokiais sluoksniais šie pareigūnai formavosi, kaip valdžios elitai skaidėsi, kaip jie kito. Na ir pirmam tome, kuris čia dabar yra pristatinėjamas, tai atskirai tyrinėjami abiejų regionų valdžios elitai ir stengiamasi palyginti kiek įmanoma tuos valdžios elitus, kuo jie skyrėsi, kuo jie buvo panašus. Tai manau dar pokalbio eigoje turbūt pasiaiškinsim, kokie tai buvo būtent pareigūnai. Tikrai taip, ir aš norėčiau dabar dėmesį kreipti į savo mielą kolegą Vilniaus universiteto docentą daktarą Tomą Čelkį. Ir galbūt pakreipti šitą pokalbį tą linkmę, kuri padėtų dar geriau pažinti šito tyrimo objektą. Na, visi puikiai žinom, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorinė kompozicija yra labai nevienalytė. Mes turim tą suvokimą, sampratą, kas yra Lietuvos branduolio žemės, Lituanija propria. Ir mes turim tuos rusieniškus regionus, kurie irgi yra mūsų valstybės dalis. Tai Andrius ką tik paminėjo tam tikrus kriterijus, pagal kuriuos mes galim atpažinti ir identifikuoti valdžios elitui priskirtinus asmenys. Tomai, o kaip yra su Lietuvos branduolio žemėmis? Ar mes čia galim matyti tą patų politinio elito vystymosi scenarijų ir atpažinti bei pritaikyti tuos pačius kriterijus, ar visgi yra tam tikra specifika ir paties požiūrių niuansai, kurie neleidžia lygių pagrindų mums lyginti Lietuvos branduolio politinio valdžios elito vystymosi ir paties turinio su kolegos aptariamuose regionuose. Ačiū už klausimą, labą dieną. Malonu čia būti ir kalbėti ir atsibinėti į klausimus apie puikią knygą. Tai atsakant į tą klausimą, gal reikia pradėti apskritai nuo elito pačios koncepcijos, kas tai yra per dalykas. Mes dažniausiai įsivaizduojam, kad elitas yra vienas valstybėje ir kad tas vienas elitas tai yra politinis elitas, bet elitologijai apskritai kaip teorinėje prieigoje mes galime matyti, kad vienoje valstybėje gali egzistuoti keli elitai. Gali tas valdantysis elitas būti, gali būti kontrelitas, kuris konkuruoja su valdančiuoju elitu ir, panašiai kaip šiais laikais reiškia. Yra viena grupuotė politinė, yra kita, rinkimuose sprendžiasi, kas ateis į valdžią. Tai čia turime tik tai skirtumą tą, kad tai yra viduramžių valstybė. Viduramžių valstybė, jinai nėra tiek vienalytė ir negalėjo būti vienalytė, jinai susidėjo iš daugelio pačių vairiausių
tiek teritorinių vienetų, savo dydžiais besiskiriančių, savo margumu, etniniu, konfesiniu, kokiu nori. Ir tą puikiai mes čia matome, kad yra žemės rusėniškos, mes ir vadinamės rusėniškomis žemėmis. Ne lietuviškomis, ne Žemaityje, kažkaip turime daug darinių visumoje. Visumoje mes turime daug darinių. Ir šita knyga yra vienas iš to pavyzdžių, yra viešai knygų rašyta, kuriuose apie tai kalbėta, bet čia yra jau taip labai kompaktiškai ir dar antram tome, tai ko gero irgi mes matysime, kaip kiekviena žemė turi savo atskirą elitą. Kiekviena žemė turi savo atskirą elitą, su kuriuo valdantysis elitas, o tiksliau valdovas, turi užmegzti ryšį. Va štai netgi tos naujosios, kada būna elekcinės koronacijos ir taip toliau, mes matome per tas žemės privilegijas regioninės dar kitaip, kaip atvyksta tiesiog iš tų žemių jų pasiuntiniai pasižiūrėti į naująjį valdovą. Kaip paskui juk reikės reprezentuoti savo žemėje, kaip tas valdovas atrodo. Nėra juk nuotraukų, nėra interneto, reikia kažkaip papasakoti. Ir štai tas kontaktas per pasiuntinius tarp tos žemės ir valdovo, jis pirmiausiai taip ir įvykdavo. Tas pirmas kontaktas, pasižiūrėjimas, pamatymas valdovo. Na, o tos žemės privilegijos, apie kurias čia išties tai, labai daug yra pasakyta, nagrinėta, aš vis dėlto sakyčiau, tai nėra tiek privilegijos, kiek feodaliniai valstybei. Tai yra, Andrius gal neduosiu meluoti, specialistas, bijau, kad čia daug yra ir plėstis, bet praktiškai sutartis. Sutartis tarp žemės, elito ir valdančiojo elito, kaip mes toliau gyvensime. Ir štai šitoje knygoje mes ir matom, kaip tai veikia. Mes šitoje knygoje kol kas turim kelis pavyzdžius, bet mes matome, kaip tai veikia ir kad rusėniškos teritorijos jos buvo išskirtinės, daugeliu ten tų rakursų. Paskui vėliau jas sulydo, ta naujų valstybė jinai keičiasi pati iš savęs. Bet šita knyga yra skaitytojai, mano galva, turėtų būti vienas įdomiausių aspektų tas, kad valstybėje egzistavo keli elitai. Keli elitai negalėjo, tas regioninis elitas, jis irgi buvo jėga. Gal jisai nepakliūdavo taip, tas regioninis, kartais vadinkime, nematomo elito dalis, juk mes ne visą jį žinom. Jis tiesiog nesudalyvaudavo viešajame gyvenime. Reiškia, nepakliūdavo į kokias nors privilegijas, donacijas ar kažką, bet jis kažkur buvo. Tie žmonės kažkur paskui, jeigu reikėdavo reikalo, konsoliduodavosi ir mes tokius konsoliduotojus geriausiai gal pamatom, kada įvyksta išdavystė, sąmyšiai, tarkime, Švitrigailos atveju, mes matom, kaip atsimeta kažkokia žmonių grupė. Tai štai aš tą ir noriu pabrėžti, kad šitoje knygoje mes matome, štai tas tokias labai feodalinės valstybės sudėtį Vaizduotų, kad valstybė, viduramžių, čia yra tik užsitęsę viduramžiai pas mus, kad jinai buvo vienalytė. Ne, jinai susitėjo iš daug dalių, iš daug, vadinkim, mūsų kalbų elitų arba partijų. Ir štai tas santykis tarp valdžios, to kryno, aukščiausio elito ir vietinių elitų, čia šitą knygai puikiai yra atspindėtas. Ir teritoriškai reiškia, kur jis gyvena, nes tas vietinis elitas saugo savo galę savo teritorijoje. Jie žino, kad jų galia, jų įtaika veikia tik jų teritorijoje. Arba, pavyzdžiui, jie taipogi diktuoja sąlygas ir tam valdančiajam elitui jie sako, mes nesutinkam, kad valdovas mums primestų kažkokias valdžias, mes laikomės senovės principo, mes norime gyventi kaip nuo seno. Tai šiame šitoje knygoje galim puikiausiai pirmam tome rasti. Ir aš tikiuosi, kad ir antram tome ves tą patį. Tai iš tiesų, dar kol Tomas kalbėjo, mano galvoje irgi sukosi komentaras, kurį galvoju būtinai pagarsinsiu, kad iš tikrųjų tose sritinėse arba žemių privilegijose, mes tikrai labai dažnai sutinkame tą įvardinimą postaramų pagal senovę, ar ne? Tai ir yra tas veikimo ir bendrabūvio nustatymo principas tarp regionų elito ir tarp tos centrinės valdžios. Ir vėlgi tai, ką Tomas minėjo apie tai, kad nėra vieno elito, kad mes negalime tam tikros grupės žmonių unifikuoti ir matyti juos tik viename kažkokiame sluoksnyje arba lygyje. Tai tą irgi labai svarbu pabrėžti ir atkreipti dėmesį galbūt netgi tiems skaitytojams, kurie mažiau yra pažįstami su luominės visuomenės samprata,
kad mes neturime ir vieno veikiančio luomo. Tai šitoje monografijoje iš tikrųjų labai yra ryškus tyrimo daugiasluoksniškumas. Iš tikrųjų, matysime, kad autorius savo dėmesį sutelkia į tris pamatinius teisės veikimo, tris pamatinės teisės veikimo kryptis, tai yra vadinamoji pilies žemės teisė ir ją atstovaujantys pareigūnai, kanonų teisė, susijusi būtent su, kaip įvardinot, bažnytiniais pareigūnais, na ir dar tas trečiasis labai svarbus sluoksnis, tai yra miesto Magdeburgo teisę atstovaujantis elitas. Tai vat, pabrėždama šitos dalykus, aš vėl norėčiau klausti autoriaus apie tai, kalbant apie visas šitas išvardintas tris teisės sritis, kaip mes galėtume įvardinti, kurios srities pareigūnai pradeda tas sluoksnis anksčiausiai formuotis, kuris yra stipriausias ir ar tarp visų šitų trijų sluoksnių pareigūnų būta kažkokių konfliktų ir konkurencijos? Sakyčiau, turbūt anksčiausiai pradeda vystytis kanonų teisei atstovavę bažnytiniai pareigūnai. Tačiau galima sieti su Rusios krikštu 988 metais. Na ir jau netrukus pradeda Rusios teritorijoje formuotis bažnytinė struktūra, Kijevo metropolija, jai pavaldžios vyskupijos ir arkivyskupijos. Na ir Polocko ir Vitebsko žemės priklausė Polocko vyskupijai, kuri atsirado 12 amžiaus pradžioje, nuo pirmojo vyskupo paminėjimo. Na ir, aišku, be vyskupų buvo ir platus stačiatikių vienuolynų, stačiatikių cerkvių tinklas su dvasininkais, bažnytiniais pareigūnais, kurie, tarsi vadovavo vienuolynam, cerkviam. Tai yra vienuolynų archimandritai, igumenai, cerkvių šventikai, diakonai, protopopai, kiti dvasininkai. Na, o įtakingiausias, bent jau Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdymo laikais, įtakingiausia pareigūnų grupė tai buvo be abejo pilies žemės teisėje atstovavę pareigūnai, nes jie glaudžiausiai kontaktavo su Lietuvos didžioju kunigaikščiu. Lietuvos didysis kunigaikštis buvo pagrindinis, kaip valstybės galva jisai skyrė būtent tos pareigūnus, kurie atstovavo pilies žemės teisei, su centrinių pilių vietininkais ir vaivadomis priešakyje. Tai jie buvo glaudžiausiai susiję su valdovu, daugiausiai bendravo, priklausė valdovo dvaro aplinkai, na ir buvo labiausiai pavaldus valdovui, o, sakyčiau, vėliausiai pradėjo formuotis miesto teisėje atstovavę pareigūnai. Tai jau nuo 15 amžiaus pabaigos, kai Polockas gavo Magdeburgo teisę, iš Vitebsko žemės Mogiliavas gavo Magdeburgo teisę jau visai tyrimo chronologiniai pabaigoj 16 amžiaus 8-10 metį. Na ir tai be abejo tarp šitų trijų pareigybių sluoksnių būdavo visokių konfliktų. Ypač Polocke tas atsiskleidžia tarp pilies teisėje atstovavusių Polocko vaivadų ir miesto pareigūnų, nes Polocko vaivada kaip ir norėjo gauti daugiau pajamų iš miestiečių, plėsti savo įtaką, o miesto pareigūnai priešinosi kaip jie galėjo, spusdavosi valdovui, dalyvaudavo teismuose, bylinėdavosi. Na ir tie santykiai tarp skirtingų pareigybių sluoksnių, jie, kaip galima pasakyti, kaip nauja diena, taip nauja naujiena. Tai pagerėdavo, tai pablogėdavo, Vitebske irgi būdavo visokių konfliktų tarp pilies teisėje atstovavusių skirtingų pareigybių.
Aš ne visai gal sakyčiau, kad tai būtų galima sieti su korupcija šiuolaikinė prasme, na, bet būdavo vietos gyventojų teisių pažeidimai iš aukščiausių vietos valdžios pareigūnų. Andriau, šaltinių kalba būna labai įdomi, tai pats ką mini, gal galima kokį labiausiai įstrigusį pavyzdį iš to, ką tik minėtų dalykų susijusių su tais konfliktais. Ar buvo toks pavyzdys šaltiniuose, kuris net patį nustebino? Nežinau, kiek nustebino, bet dabar tiksliai nepasakysiu metų, iš 16 amžiaus 60-mečio Polocko miestiečiai bylinėjasi su vaivana. Valdovo teisme plati labai byla ir toje byloje paminėta, kad miestiečiai verkė, veiliai verkė, prašė valdovą su ašaromis, kad panaikintų Polocko vaivados įvestas neteisėtas naujovės, jau net iki tokio lygio prašyta. Tai kaip matom, iš tikrųjų, turbūt dalykai, kurie vyksta ir mūsų moderniam šiandienos pasaulyje, tam tikrų atspindžių kitoje realybėje, bet mes galime matyti ir ten. Ir Tomai, man atrodo, mes abudu teisingai išgirdom, ką sakė Andrius apie tai, kad iš tiesų, na, tas pilies žemės teisės atstovaujančių pareigūnų sluoksnis yra pradeda formuotis pirmiausiai ir tik vėliau Magdeburgo teisės pareigūnai, ar ne? Bet čia turbūt irgi, ar mes matytume kokių nors didelių skirtumų su Lietuvos branduolio žemėmis? Man tai iš tiesų yra panašu į tą bendrą tokį miesto turbūt netgi gimimo ir klostymosi scenarijų. Dažniausiai mes ir matome tas sąlygas, kad miestas kuriasi patogioje geografinėje aplinkoje, strategiškai patrauklioje ir labai dažnai mes šalia to miesto kažkur erdvėje matome pilį. Tai turbūt čia yra visiškai natūralus scenarijus, ar būtų ir kažkokių paties manimų kitokių scenarijų? Su miestų problema iš tikrųjų yra miesto. Aš pasiremsiu, žinot, Edvardo Gudavičiaus išaiškinimu, man atrodo, jis taip 21 metų dar nepaseno. Miestai yra dvejopi ir jų kūrimosi prielaidos, tai yra vadinamas rusiškas miestas arba rusieniškas miestas, miesto tipas, arba europinis miestas, Europos sampratoje gimęs miestas. Europiniai miestai, tai pradedant nuo to didžiąją dalimi, tai buvo nulemti ekonominių sąlygų. Prie kelių, prie sankryžų, kažkur. Prekyba nuo 12 amžiaus faktiškai pradeda formuoti Europoje miestas su gyventojų ten pokyčiais ir taip toliau. Rusiškas miestas tai yra šiek tiek kitoks miestas, jisai formuojasi pirmiausiai nuo valdovo dvaro. Nes Valdovas yra ta vieta, kur pirmiausiai pradeda formuotis perkamoji galia. Ir ta perkamoji galia tai yra ne vien tik tai, kad reikia įsivaizduoti, valdovas nusprendė viską įsigyti už pinigus, ne. Jisai galėjo turėti šalia savęs specialistus, profesionalus, savatininkus. Ir štai tie miesto būsimieji miestiečiai, tai yra išskirtiniai žmonės tuo, kad jie išgyvena ne žemę ardami, bet dirbdami darbo. Ir kada štai tokie ir kaimuose, kaimo avatininkai, jie pirmiausiai ateidavo iki miesto, prie pilies, pirmiausiai būdavo pilis, po to prie pilies pirmiausiai įsikurdavo tas nelaisvųjų žmonių, valdovo visiškos pavaldžių žmonių ratas, faktiškai nelaisvieji atsirasdavo papilys. Ir antras, štai šitų laisvųjų amatininkų, profesionalų, specialistų žmonių būrys, kuris įsikurdavo šalia jų. Ir čia kildavo problema, o kokia teisė jie vadovaujasi, kaip juos priverst mokėti mokesčius. Jie tupuožius, pavyzdžiui, žiedžia į spodus ir tiek. Ir paskui dalį atiduoda valdovui, dalį parduoda. Bet kaip jį įdėti į lentynėlę teisinę, čia buvo klausimas. Ir susiformuoja, štai čia tokiu būdu auga pirmieji miestiečiai. Ar anksčiau ar vėliau jie gauna mokesčius mokėti neišvengiamai, nes pirmiausia jie gyveno prie valdovo dvaro. Čia pradžioje reikėdavo šiek tiek gal duoklės duoti, paskui tą duoklę peraugdavo į mokestį, paskui jau teisės reikėdavo ir taip viskas
Galiausiai, na, pas mus ta vakarietiškos teisės recepcija yra labai svarbi, bet miestai, va štai šitose rusėniškos teritorijose, Andrius gali lygiai tą patį pasakyti, ką aš pasakysiu, kad jie yra rusiškos kilmės. Tai yra didžiąja dalimi iš Kijevo Rusios paveldėti miestai su savo mokesčių sistema, tam tikrų elitų, tam tikra valdymo sistema, vat ką mes ir pradėjom čia, vat, šiek tiek negasiplėtėm apie tą starinak, tą senovę. Kodėl jiems vietiniams tai buvo, na, faktiškai ir miestiečiams, taip svarbu ta senovė, nei kad jų neliestų, neišardytų senovės, už tai, kad jie bijojo dėl savo statuso. Jeigu jau tą senovę pajudins, kas gali būti garantuotas, kad jis rytoj atsipūs ir sakys, viskas, tu joks elitas. Mes atvežėm kitų žmonių ir bus dabar naujas elitas. Todėl jie šventai norėjo, kad šitas pastarinė, po senoviai gyventi, tas ir miestiečių, ir visokiojopai pusiai, kad tik tai nebūtų pajudintas. Nes jie jautė, kad integracinis procesas vyksta valstybėje, teritorijoje, socialinis gyvenimas vienotėlė, neišvengiamai. Ir Žemaitijoje tie patys teismai, na, ten šiek tiek kitaip, bet tarkim tikroje Lietuvoje tie patys teismai, ir rusėniškose žemėse pilies ten teismas veikia. Jis vienodina teritorijas ir dėl to, na, skirtingas teritorijas, o štai tokie dalykai nuleisti iš viršaus, jie pamažu vienodi. O kad jos buvo skirtingos, tai reikia pabrėžti ir dar vieną labai svarbų dalyką. Rusėniškose teritorijose smarkiai veikia bendruomeninis mąstymas, kolektyvinis mąstymas. Na, mes, Lituanija proprija, tie vadinkim lietuviai, daugiau individualistai buvo. O ten totaliai tas buvo kolektyvinis mąstymas, na, bendruomenė, nes kai kurias net reformas buvo sunku įgyvendinti, nes jie nepriima dėl to, kad pirmas dalykas tai yra nauja, jie gyvena pastarinė. Antras dalykas, jiems yra nesuprantama, nes tai yra bendruomenės reikalas, jie bendruomeniai sprendžia, ne individualiai. Net ūkininkavimas ten didžiąją dalimi buvo pusiau bendruomeninis, na čia kiti dalykai. Tai čia štai ir su miestais irgi tą mes matome, kad jie turėjo savo specifinimų. Jie nebuvo toks pat, pavyzdžiui, kaip Kaunas. Ačiū labai. Ir vėlgi, man atrodo, kad aptariant ir pristatant šitą knygą, neišvengiamai svarbu dėmesį atkreipti į dar vieną aspektą, kuris čia praktiškai leitmotyvu skleidžiasi visoje monografijoje, tai būtent pačios Maskvos faktorius. Iš tiesų, akylesni turbūt gali pamatyti, kad ir monografijoje įvardinta chronologija, baigiama 1579 metais, tai yra Polocko okupacijos pabaiga, Polockas okupuotas 1563-79. Tai mano siūlymas turbūt dabar, į ką reikėtų dar atkreipdėmės ir pakalbėti būtent apie Maskvos veiksnį ir Maskvos faktorių. Iš tikrųjų, nepaslaptis, kad 15 amžiaus paskutinieji dešimtmečiai situacija rytuose kardinaliai keičiasi. Prasideda taip vadinamieji pasienio karai. Peržengus į 16 šimtmetį mes taip pat turime visą seriją karų ir dėja ne mūsų naudai. Ta tokia teritorinių praradimų infekcija, kuri įsimeta, praktiškai jinai tikrai labai suveši ir mums labai sunkiai sekasi čia atstatyti tą savo turėtą teritorinį status quo. Tai iš tiesų, Andriau, atliktas ir labai didelis ir brandus, kaip minėta, tyrimas. Kaip galėtum įvardinti? Iš tiesų mes matom tą kylančią Maskvos grėsmę, tirpstančius teritorinius pakraščius iš rytų pusės. Kaip tai veikia šitų rusėniškų regionų raidą? Ir apskritai, kaip Lietuvos centrinė valdžia į tuos dalykus reagavo? Galbūt statė daugiau pilių ir tai irgi buvo pagrindas klostytis arba atsirasti naujoms pareigūnams, naujoms pareigybėms. Tai labai būtų įdomu šitą išgirsti, tai prašau. Taip, tai šitie pasienio karai tarp Lietuvos ir Maskvos prasidėjo 15 amžiaus 90-metį. Ir Lietuvos valstybė akivaizdžiai buvo užklupta nepasiruošus. Buvo neaišku, ką daryti.
kaip gintis, aišku, mėginta diplomatiniais dalykais tą daryti, paliaupų sutartimis, taikos sutartimis. Na ir Lietuvos valdovui, Lietuvos valstybei neliko nieko kito, kaip stiprinti pašauktinę bajorų kariuomenę. Ir tas daroma buvo visoj valstybei, įskaitant ir šitoj knygoj nagrinėjimus regionus. Ir turime šaltinių išlikusių iš to laikotarpio, tai yra 1528 metų Lietuvos kariuomenės surašymą ir jame daug informacijos apie Polocko, Vitebsko kunigaikščius, bajorus, miestiečius, kurie turėjo atlikinėti karo tarnybą. Na ir galima sekti, kaip ir pagal kitus šaltinius galima sekti, pagal Lietuvos valdovų suteikčių dokumentus, kaip valdovas stiprino pasienio bajorų ekonominius pajėgumus, kad jie galėtų geriau pasiruošti karo veiksmams, karo žygiams. O prasidėjus Livonijos karui 1558 metais jau galima matyti Polocko žemėje ypatingai ir naujų pilių statymo bumą. Maskvos valstybės kariuomenė tuo metu užėmė didelę dalį Polocko žemės teritorijos ir Maskvos valstybės okupuotoj teritorijos daly ir Lietuvos teritorijai likusioj Polocko daly pradėta masiškai statyti pilis, kad būtų galima, maskvėnai norėjo įtvirtinti savo pozicijas, Lietuvos valstybė norėjo apsiginti ir mėginti rengti kontratakas. Na ir tose naujose pilyse radosi nauji pareigūnai, kurie buvo skiriami dažniausiai valdovo, na ir papildė vietos elitus. Nuskambėjo sakinys apie valdovus skiriamus pareigūnus. Kiltų turbūt dar toks klausimas. Taip, valdovas skiria pareigūną, bet ar valdovas atsižvelgdavo į kažkokias vietinės sąlygas, atsižvelgdavo į jau ten esančio elito kokį nors pageidavimų sąrašą, kokiom aplinkybėm vykdavo tas skirimas, kiek pats valdovas, turiu omeny, kaip centrinėje valdžios figūra, buvo savarankiškas savo pasirinkimuose ir kiek jisai tą savo pasirinkimą galimai derino su tomis žemėmis, su tuo regionu, į kurį skirdavo. Čia kaip kolega Tomas gerai pastebėjo, kalbėdamas apie regionės privilegijas, žemių privilegijas, tai Lietuvos valdovas turėjo ieškoti kompromisų su regionų visuomenėmis ir tie kompromisai būdavo neišvengiami ir skiriant pareigūnus. Tai Lietuvos valdovai turėdavo atsižvelgti į regioninės privilegijas ir vietos tradicijas, įtakingų vietos kunigaikščių, bajorų užtarimus, galų gale įtakingų didikų, visos Lietuvos valstybės didikų užtarimus. Čia žaisdavo labai įvairūs veiksniai ir skiriant kiekvieną pareigūną dažnai būdavo vis kita situacija. O nepotizmo apraiškų mato? Taip galima įžvelgti, nors aš nemanyčiau, kad tais laikais tai buvo labai nelegalu, ta prasme, tai buvo ganėtinai įprasta praktika, jeigu tėvas įtakingas, tarkim, pareigūnas yra, tai labai didelė tikimybė, kad ir jo bent vienas iš sūnų paveldės tą pačią pareigybę ar kažkokią panašią pareigybę. Tiesiog toks gyvenimas buvo, kad buvo labai siekiama išlaikyti tą įtaką šeimos rankose ir vyresnieji giminės nariai stengdavosi ne tai, kad perduoti tas pareigybės iš kartos į kartą, bet vis tiek išlaikyti tą įtaką šeimos rankos.
Bet vis tiek, dar toksai trumpas patikslinantis klausimas, ką buvau ir užsiminus, kai mes neturime Polocko, ar ne? Šiuo konkrečiu laikotarpiu minit, kad yra statomos pilys, ar šiuo laikotarpiu kažkaip esmingai keičiasi paties valdovo visas šitas bendrabūvis, ar mes matom daugiau to tokio nuolaidų darymo ir kompromiso, ar ne? Čia gal reikėtų turėti omeny ir dar vieną veiksnį, tai yra 16 amžiaus vidurio reformais, kai Lietuvos valstybės administracinė struktūra buvo unifikuota, valstybė suskirstyta į vaivadijas ir pavietus ir atsirado unifikuoti teismai, pilies, žemės, pakamorio teismai. Ir šitų teismų pareigybių skirimo procedūra buvo ganėtinai detaliai reglamentuota antrajam Lietuvos statute. Tai valdovas, skirdamas didelę dalį pareigybių, buvo įrėmintas į statuto normas ir turėjo jomis vadovautis. Tai Ačiū labai. Na, o kadangi šalia manęs sėdi mano akimis žiūrint vienas kvalifikuočiausių Lietuvos LDK laikotarpio teritorijos ir sienų raidos specialistų. Ir kadangi šitoje knygoje tikrai teritorinių struktūrų aptarimui ir analizai yra skiriama labai daug dėmesio, tai aš noriu dar trumpai pokalbį jau artėjant prie pabaigos kalbinti Tomą. Na, iš tiesų, mūsų ta valstybės specifika tokia yra, kad mes turime labai skirtingą sienų sampratą su visais mūsų supančiais kaimynais. Linijinė siena su Vokiečių ordinu, stepėse galioja dar kita tvarka, ten kaip jarnaikų kalboje dažnai užsimenama šitą žemę nei tavo, nei mano, kas stipresnis tas ją ir valdys. Ir štai mes turime rytinę teritoriją, kur Tomas turbūt ir mane buvo sumeluoti, tos linijinės sienos mes tikrai vienalaikiai nematom ir negalim matyti, taip kaip matome vakaruose su mūsų kaimynais vakaruose. Tai klausimas trumpas Tomui, tiesiog, kad atsiremiant į tos teritorinės struktūros aspektą. Ar tai davė kažkokį irgi papildomą postumį, ar turėjo didelės įtakos rusieniškų regionų elitų formuotai, ta tokia specifiška teritorinė samprata, būtent plėtėjusi šiose regionuose? Tu Laima kaip ir atsakėjau, kad ta specifika egzistavo, taip jinai egzistavo. Ir gal tas niuansas yra, keletas yra niuansų, kada mes kalbame apie teritoriją, kiek yra ten gyventojų, kokios yra geografinės sąlygos, nes nuo to labai smarkiai priklauso valdžios pobūdis. Pavyzdžiui, Bertas Balas išbrysti, kur ten jų buvo daug, tai reiškia komunikacijos sudėtingumas. Ir visi kiti dalykai, jie šitą teritoriją kartais palikdavo kaip tokią valstybės periferiją, kabutėse periferiją. Mėginta suvienodinti, bet vis dėlto ta periferiškumas jis buvo, tiesiog neišvengiamas, jisai pasimatydavo. Ir dėl tos pačios senovės, ir dėl visų kitų niuansų. Taipogi tas buvo, bet siena su Maskvos kunigaikštystė, jinai turėjo kitą specifiką. Valstybinė siena atsiranda tada, kada jinai yra nustato. Kada įvyksta susitarimas, kada yra sudaromas sutartis. Tai ir Laimas žino, ir aš žinau, kad šaltiniai mums rodo, kad nebuvo didelių galimybių susikalbėti su Maskva. Nes nebuvo noro, kam tas sienas ten kažkaip kurt naujas, jeigu mes po senoviai galim gyventi. Ir yra tokie epizodai, vienas iš specifiškų, kaip Maskva kartais ignoruodavo derybinius procesus, kada sutariamas laikas, diena, vieta, atvyksta iš LDK pasiuntiniai, čia pusiau humoras, pusiau ne, ir neranda atvykstančių iš Maskvos pasiuntinių. Natūralu, kad yra klausima, kur siunčiami pasiuntiniai kažkur artimiausia pilį Maskvos, klausima, kur tie žmonės. Paaiškėja, kad diena supainiojo. Mes sako, 2 dienom anksčiau atvykom arba ne į tą vietą atvykom ir taip toliau. Ir tas vilkinimas toksai, nenoras turėti kažkokių naujų
sutartimis įteisintų sienų jisai irgi veikė ir tai rodė, kad šitas regionas jis, toks yra labilus. Siena judėjo, kažkur kažkas pastumdavo, ar karinė jėga, ar ūkininkai jas peržengdavo, labai įvairiai būdavo. Tai, man atrodo, irgi pratęsiant Tomą, vienas turbūt tokių irgi iliustratyviausių atvejų ir geras anonsas, man atrodo, tas atvejis bus pas Andrių antrame tome, tai yra Okos upės aukštupio sritinių kunigaikštysčių fenomenas. Jeigu labai trumpai, tai bent jau man atrodo vienas tokių tikrai ryškiausių pavyzdžių apie tą sienos labilumą, kai sritinės kunigaikštis, matydamas, sakykime, jėgos ir persvarą Maskvos didžiojo kunigaikščio pusėje, deklaruodavo jam politinę ištikimybę ir su visa savo valdoma teritorija perbėgdavo į tą pusę. Arba būta atveju, kai tai pasielgdavo, deklaruodamas ištikimybę Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Tai mes ir turim tokią valdų, ne sienos linijos stumdymą, bet pačios valdos kaip gabalo tranziciją į vieną arba į kitą pusę. Aš tik vieną tokią dalyką pridėsiu, yra labai įdomi sąvoka rusiškoje istoriografijoje apie šitos perbėgėlius, vadinamieji skrajojantis bojariniai. Tai yra skrajojantis, vieną dieną pas vienus, kitą dieną pas kitus, ir tokias vadindami būdavo skrajojantis bojariniai. Tai, Tomai, dar nepadėk mikrofono, iš tikrųjų seku laiką, mums liko 4 minutės, nors pokalbį dar turbūt galėtume tęsti ir tęsti. Labai trumpai, paties akimis, nes esi šitos knygos recenzentas, ką naujo šitą monografiją davė lietuvių istoriografijai, be to, ką mes turime iki šiol? Aš manau, kad labai daug naujo davė, nes mes vis dėlto dar turime tokią sampratą, kad vis dėlto reikia tyrinėti istoriją į mums artimiausias lietuviška, kas mums šiai dienai labai paliečiama, labai aktualu, labai refleksyvu. Ir tos rusėniškos teritorijos didžiąja dalimi yra paliekamos baltarusių istorikam. Ir, vėlgi, Andrius neleis sumeluot, baltarusiai nėra labai kažką tokio padarė, ką pats padarė. Ir aš sakyčiau, čia yra didelė dovana iš Lietuvos pusės Baltarusijos istoriografijai, nes toks tekstas, aš šiek tiek leisiu nuo savęs, kadangi aš skaičiau rankraštį kelis kartus, aš skaičiau ir tą didelį rankraštį, kur Andrius prirašė beveik 1000 puslapių, aš mėnesį jį skaičiau. Tai aš galiu pasakyti, kad dar čia tik pradžia, tai dar bus viena knyga ir ten bus visas kompleksas. Ir pabaigai aš galiu tik tai, tiesiog, kad nebūtų taip viskas pernelyg rimta. Aš prisimenu kažkaip skaitydamas, kai aš gavau tą rankraštį, Andriau, negalvoju, kad čia kažką piktybiškai, sakau, grafomanija ar kažkas. Ne, tiesiog nustebintas buvau. Ir aš prisiminiau tokį istoriką Rusijos imperijos Matvėjų Kuzmičių Liubavskį. Matvėjų Kuzmičių Liubavskį, kas žinot, kas nežinot, bet tuo metu, kada jis dirbo, jis rašė tokias storumo knygas. Ten po 7, po 800 puslapių, tai buvo tuo metu norma. Ir irgi palyginus skaitai ir matai, kokio kruopštumo Andrius surinko, man atrodo, kur jau pats praeimi nebėra ką daugiau daryti. Ir dar mes turbūt turime sakyti, kad čia pabaigoje yra korpusas šaltinių. Praktiškai šitas leidinys, šita knyga atlieka dvejopą funkciją. Tai ir labai rimtas istoriografinis tyrimas ir kartu galim žiūrėti ir naudoti tuos pareigūnų sąrašus atliktus labai kruopščiai su visomis bibliografinėmis detalėmis dar naujiems tyrimams. Atsiprašau, kad pertraukiau. Ne, tai viskas labai gerai. Ir galbūt auditorija turėtų klausimą autoriui. Aš tik vieną atsiprašau dalyką, pabaigt mintį noriu. Tai aš galvoju, kad būtų galima Andrių pavadinti naujuoju Kuzmičium Liubavskiu, kuris rašo tokias knygas, taip giliai dirba, empiriškai dirba ir tai yra didelė laimė turėti tokį tyrėją antros asmenį. Visiškai pritariu ir man atrodo, jeigu auditorija neturi klausimų, ar turi? Ar turit? Prašau. Atskirdamas į centrinės valdžios priemonės, kaip užtikrinti vietinio rytų lojalumą.
arba patirti vietinėje. Čia sakyčiau, gal priklausė nuo konkrečios situacijos. Tarkim, Vitebsko žemėje 16 amžiaus pirmoji pusėje, tai tarp aukščiausių pareigūnų Vitebsko vaivadų ir žemesnių pareigūnų ir šiaip paprastų visuomenės narių tai pastoviai kildavo nesutarimai kažkokie, skundai valdovui, tai dažnai būdavo, kad valdovas išleisdavo kažkokį potvarkį, bet tas potvarkis į tą potvarkį nelabai ir būdavo atsižvelgiama. Tai kartais reikėdavo valdovui kartot tą patį per tą patį, kad gerbiamas Vitebsko vaivada nepažeidinėk savo pavaldinių teisų. Ačiū labai. Ir matau, kad mes visiškai išeikvojam laiką, tai neplėsdama klausimo, Andriau, o kada laukti antrojo tomo? Ar susitiksim šitoj vietoj lygiai po metų, ar dar reikės truputį palaukti? Didelė tikimybė, kad po metų susitiksim, nes jau kaip ir baigtas rinkti. Tai ačiū visiems dalyvavusiems už dėmesį. Humanitarinių mokslų daktaras Andrius Jurkevičius, Lietuvos istorijos instituto ir Grublevskių bibliotekos rankraštyno darbuotojas ir Vilniaus universiteto docentas daktaras Tomas Šeiki. Norintiems įsigyti knygą, reikėtų priartėti prie Lietuvos istorijos instituto stendo ir, man atrodo, Andrius dabar kaip tik ten ir skubės, tai bus galimybė gauti ir autoriaus autografą. Ačiū labai už dėmesį.